Lietuva, krepšinis, Kaunas, visat žalias, visat jaunas, aukšti vyrai, aukštai šoka, gerai žais krepšinį moka. Butautas krepšinį žaidė, šlovino Lietuvą, Kauną, Marčiulionis, Kurtinaitis, Krapikas, garsus Sabonis, kur tik vyrai nekeliavo, visur vėliavą su savim nešiojo, žaliais rūbais apsirengę, net žūt už krepšį pasirengę. Tai buvo daugiau nei paprastos krepšinio rungtynės. Į Lietuvos krepšinio lygos gretas įsijungusi antroji Kauno komanda LSU Baltai padarė viską, kad į Kauno sporto halę susirinkę žiūrovai būtų sotus ir laimingi. Arti 3000 aistruolių atėjusių į krepšinio meką laukė staigmenos. Tik pro paradinės duris įžengę žiūrovai gavo dar nematytą galimybę nemokamai pasistiprinti prieš laukiančią dvikovą tarp Kauno LSU Baltų ir Utenos Juventus komandų. Košė ir mineralinis vanduo – tai ko reikia, kad turėtum jėgų aistringai palaikyti savo miesto komandą. Eilėje stovėję žmonės džiaugiasi tokia gražia akcija ir linkėjo krepšininkams pergalės. Košės laukės? Laukiam, išalkėm. Ar krepšinio labiau? Ne, krepšinio. Be abejo, kad krepšinis. Čia atėjome į krepšinį, košė tarp kitko. Oi, manau, labai daug. Bet gal ir taip laimės, gal ir be košės. Galingų pristatymų pradėję rungtynes, Kauno LSU Baltų krepšininkai šiek tiek išsigando varžovų, tačiau antrajame kėlinyje patikėję savo jėgomis ėmė mažinti atsilikimą ir į pertrauką išėjo turėdama 5 taškų deficitą. Po didžiosios pertraukos žiūrovų laukė dar viena staigmena. Perduok kitam, tai buvo galima pavadinti akciją, kurios metu žmonės iš rankų į rankas siuntė ledus savo kaimynui. Tuo pat metu ant Kauno sporto halės parketo pasirodė Kauno rajono Božolė choras. Tikrai šventei pritrūko tik vieno mažo akcento. Po 3 kėlinių 5 taškais pirmavę kauniečiai nesugebėjo išlaikyti persvaros ir turėjo pripažinti Utenos Juventus pergalę rezultatu 83-74. Šiandieną tikrai įvyko geras renginys, tiek žiūrovam turiuomenėje rungtynių intriga buvo sukurta ir tiek ir šou, kurį sukūrė Kauno komanda. Tikrai malonu tokioje atmosferoje žaisti. LKL debiutavusios komandos lyderis Vidmantas Ragauskis stebėjosi didelių žiūrovų skaičiumi ir tikisi jų ateityje. Atmosfera, sakau, labai gerai. Jeigu tiek žiūrovų visą laiką bus kiekvienose rungtynėse mūsų halėje, tai bus labai malonu ir tikrai. Turėsim tik tai naštą pergalės iškovoti. Tik tai pergalės turėsim nunešti. Debiutinės rungtynės naujojoje komandoje buvo ir vyriausiam treneriui Dariui Dikčiui. Tai malonu, kad ir ta vadyba pas mus tikrai jau dirba ir surinko tiek žiūrovų ir tikrai malonu, čia padarė gerą šventę ir žiūrovam, ir žaidėjam. Kauno LSU Baltai komanda ir rėmėjai toliau žiūrovus stebins staigmenomis. Jau spalio 16 dieną BBL čempionate kauniečiai susitiks su Valmieros komanda iš Latvijos. Žinoma, ne visada laimėti pavyksta, bet kas pasaulyje neklysta. Jeigu vakar pralaimėjo, šiandien visi į krepšį dėjo.